Ar kad nors pagalvojate, kaip buvo apšviečiami teatrai ir operos prieš elektros paplitimą? Anglų kalboje vis dar išgirstame žodį limelight. Limelight išvertus kalkių šviesa. 19 amžiuje, kaitindami kalkes, žmonės išgaudavo labai ryškią šviesą, kuri apšviesdavo scenas. Šiandieną mes kalkes gausime iš kriauklyčių, jas pakaitindami. Kaitindami kriauklės mes gauname kalkes, kurias dabar panaudosime šviesai išgauti. Kad gautume šviesą iš šitų kalkių, mums reikia jas pakaitinti iki labai aukštos temperatūros. Tuo metu jie naudojo vandenilinius degiklius. Tai dabar pakaitinkime ir pažiūrėkime, kiek galime gauti šviesos. Vandenilis dega beveik nematoma liepsna, tačiau kai ši karšta liepsna susitinka su kalkėmis, šios užsidega labai ryškia šviesa. Ir įdomus faktas, kad nors elektra dar nebuvo paplitusi, tačiau vandenilis ir deguonis buvo kur kas plačiau prieinami. Dabar sufokusuokime šitą šviesą su šviesos korpusu. Į šitą šviesos korpusą aš įdėsiu kriauklytę, kuri bus tarsi wolframinis siūlas, kuris leis mums sukurti daug šviesos. Na ir laikas apšviesti mūsų atlikėją. Kalkės aukštoje temperatūroje ima švytėti labai ryškia šviesa, į kurią beveik neįmanoma žiūrėti plika akimi. Būtent tokią ir naudojo 19 amžiaus teatruose ir operose.